Šiaip aš esu režisierė, teatro mokytoja, o 85 metais baigiau institutą tuometiniam Leningrade, važiavau, čia Zarasuose dirbau. Esu tremtinės anūkė, partizanų dukterėčia. Mano senelis buvo mokytojas, kuris buvo rastas pakartas, turbūt mokyklų suvekė. Ir šeimoje visą laiką sklandė ta tokia pusiau nebili laisvės dvasia. Visa mano giminė iš mamos ir iš tėčio pusės, visi buvom tam vidumi labai tikėjo Lietuvą. Leningrade, kai mokiausi, mes susirinkdavom Latviai, Estai, pagrindė su latviukais daugiau bendravom ir mes švęsdavom, išdrįsdavom švęsti savo nepriklausomybės dienas. Bet ir galvojom, niekam nerūpėjo. Ir ten užgimė tas, vat ten turbūt ir įgavau aš tokį laisvės pojūtį. Ir kada grįžau čia dirbti į Zarasus, į dabartinius Šaulių namus, tada buvo kultūros centras. Man reikėjo režisuoti tas vadinamas spalio revoliucijos šventes. Ir žinau, per vieną, ir ten visą laiką būdavo po to vykdomajam komitete aptarimai, kaip ten, ką tu ten blogai darai, ką tu gerai darai. Ir Lukauskienė man, grąžina. Lietuva, o kur tarybų Lietuva? Aš tokia sėdžiu, ką žinau, sakau, aš kitos Lietuvos nežinau. Kad mes prie kultūros namų suorganizavom eiseną, ar ant Bukanto kapo, ar ant Savanorių. Mažiausiai 50 žmonių kolona prie. Ir prie manęs prieina Romas Pranckūnas, šviesios atminties, nuostabus žmogus, didysis Lietuvos patriotas. Ir jis sako, jis ištraukė iš kišenės, sako, aš turiu smetonišką vėliavą. Jis ištraukė. Ir tos spalvos tokios visai kitokios, ne tokios ryšios, ne štapelinė, gal kokia buvo. Sako, man ko to reikia? Nuvažiuoju kultūros namus, ant scenos kampe, už kuris stovėjo tos vėliavos. Tarybų Lietuvos vėliava, aš nurišau gražiai, išnešu kotą, Romas pririša, stoviu taip šalia jo, taip išdidį, dar gal Sigita Jasiūnaitė, bet daug jau žmonių visą koloną susiformavo. Ir 3 veikėjai prie manęs, prie mūsų pribėga, ką aš čia sugalvoju, negražu, gražu, Gražina negražu, gražu. Na ir mes patraukiam link kapinių. Tie 3 veikėjai ėjo kurį laiką anoj gatvės, kitoj gatvės pusėj ir tokie pikti, tokie nepatenkinti, o mes einam. O tuo metu jau buvo užgimęs sąjūdis. Sąjūdį aš irgi kartu buvau prie Ištakų sąjūdžio Zarasuose įkūrimo. Tada aš dirbau kultūros centre, kultūros namai ten tuo metu buvo. Kultūros namuose ir buvo Vitaitė, Mikutavičienė, aš ir Vitkevičius. Dar Jūra dirbo, bet Jūra nedalyvavo šitam procese. Ir mes nusprendėm, kad reikia Zarasuose įkurti sąjūdžio grupę. Nes tada buvo Respublikų sąjūdžios, ėjo sąjūdžio žinios, mes gaudėm tie, jūs neįsivaizduojat, koks buvo laikas, kaip pradėjo prasiverta Pandoros skrynia. Kaip ten buvo, mes gaudėm kiekvieną laisvą žodį, mes jo tiek ištroškėm, mes taip norėjom tos teisybės apie savo šalį, apie savo Lietuvą, apie nepriklausomą Lietuvą. Kaip mums tai rūpėjo, kaip mes degėm tuo. Ir mes nusprendėm, kad reikia
sukurti sąjūdžio grupę Zarasuose ir su Gediminu Vitkevičiu sėdam į kultūros skyriaus Maskvičiuką ir važiuojam į Antazavę pas Matulionį. Toks buvo Robertas Matulionis, Antazavėj, menininkas, drožėjas, su puikiai gražia žmona jauna Rūta gyveno. Ir mes žinom, kad jis buvo buvęs saugumietis, jis dirbęs saugume. Nu ir atvažiuom pas jį, mes prisistatėm, kad mes tokie ir anokie ir mes norim, kad Zarasuose įkurt sąjūdį, mes ieškom žmogaus, kuris vestų tą sąjūdį. Jūs iš pradžių ne, atsisakė, važiuokit jūs pas Žukauską, o ten Antazavėj dar buvo toks girininkas, ar girininkį dirba, miškūkį. Toks Dalius Žukauskas ar Žukauskas. Ir jis, Matulionis pasakė, sako, jis yra išmestas iš akademijos ar iš Kauno kažkokios aukštosios mokyklos, nes jis ten Kaune su jaunimu chebrai kažkada taip išdykavo, ten vasario 16 iškėlė kažkur tai 300 vėliavą. Nu, gerai, važiavomės pas Žukauską. Jis nenoriu. Paskui grįžtam pas Matulionį, vėl atgal su Gediminu. Sakom, ne, Žukauskas nesutinka, mums reikia tavęs. Mums reikia teisininko, jis kaip tik turi turėti teisininko, man atrodo, išsilavinimą. Ir jis sutinka vesti sąjūdį, nes jis turėjo didelius ryšius su centriniu sąjūdžio štabu, jis ten pažinojo labai daug žmonių. Ir va čia užvirė visas tas gražus procesas. Ir jūs neįsivaizduojat, jūs gal net negalit suprasti, kaip visą laiką buvom užspausti, uždaus gerai ir kaip prasidėjo tas laisvės žiedas prasidėjo, pradėjom laisvėti, kaip mes viską gaudėm, kaip mes visko norėjom, kaip mes tikėjom tą laisvą Lietuvą.